Teologinė diskusija. Jis paklausė moterį, ar tikrai Dievas sakė, nevalgykite nuo jokio medžio sode. Moteris atsakė žalčiui, sodo medžių vaisius mes galime valgyti. Tik apie vaisių to medžio, kuris sodo viduryje Dievas sakė, nuo jo nevalgysite, nei jį liesite, kad nemirtumėte. Pradžios 3 skyrius, 1-5 eilutės. Pirmasis atviras teologinis pokalbis įvyko ne konferencijų salėje ar pokalbių laidoje, bet prie bendravimo stalo. Pirmoji atvira teologinė diskusija prasidėjo nuo temos, ar tikrai Dievas sakė. Žinoma, tąkart jį prasidėjo sumanaus žalčio iniciatyva. Tačiau iš esmės proga dvasiniam pokalbiui prie stalo visada puikiai. Dažniausiai teologinės diskusijos prasideda nuo konflikto, kuomet vienas teigia vieną dalyką, o kitam tai atrodo kitaip. Įvairios bažnyčios doktrinos, tikėjimo išpažinimai būdavo formuluojami tam tikroje situacijoje, kai vieni jau nebegalėdavo sutikti su tuo, ką darydavo kiti, tačiau neturėjo taisyklių, kaip iš tiesų turėtų būti. Tuomet tikėjimo žmonės skaitydavo šventąjį raštą ir formuluodavo įvairiausias doktrinas apie Dievą, bažnyčią, Bibliją, žmogų ir taip toliau. Klausdamas savojo klausimo, žaltis sukūrė konfliktinę situaciją. Ievos atsakymas žalčiui labai konservatyvus. Kita vertus, atsakydama Ieva pasakė ir tai, ko Dievas net nebuvo sakęs. Moteris atsakė žalčiui, sodo medžių vaisius mes galime valgyti. Tik apie vaisių to medžio, kuris sodo viduryje Dievas sakė, nuo jo nevalgysite, nei jį liesite, kad nemirtumėte. Dievo įsakymą. Pradžios 2 skyrius, 16-17 eilutė, ji nusakė, sugriežtindama reikalavimus ir papildydama, nei jį liesite. Darydama teologinę klaidą, ji sumaniam žalčiui parodė esantį pažeidžiama ir gerai nesupratusi to, ką Dievas sakė. Kai Jėzus buvo gundamas dykumoje, velnias cituodamas įstatymo žodžius jiems sakė, pasidaryk iš akmenų duonos, pulk žemyn nuo šventyklos šelmens, pagarbink mane ir viską gausi. Jėzus kiekvieną kartą jam atsakydavo žodžiais, parašyta, nes parašyta, juk parašyta. Mato 7 skyrius, 1-11 eilutės. Gundymo akimirką Jėzus į velnio išvedžiojimus atsakydavo tikslia šventojo rašto citata, nors buvo gundomas net 3 kartus ir vis didingesniais dalykais. Be abejonės, kai kalbame apie Ievą ir Adomą, mums atrodo, kad jie negalėjo tikėtis klastos, juk taip smagiai kartu su žalčiu bendravo prie vieno stalo. Tačiau jie užkibo ant klastingo kabliuko, nes neteisingai suprato Dievo įstatymą ir patikėjo, kaip jiems tuo metu atrodė, labiau išmanančių žalčių. Šis dėjosi turys didesnį pažinimą, nei sukurti pagal Dievo atvaizdą Adomas ir Ieva. Jeigu namuose prie stalo nevyks teologinės diskusijos, jei bažnyčiose ar tikinčiųjų susirinkimuose jų nebus, tuomet mes patys ir dar labiau mūsų vaikai atsakymus gaus iš įvairiausio plauko žalčių. Šie dėdamiesi geriau pažįsta pasaulį, pripasakos visokiausių išgalvotų dalykų. Prie stalo kalbėtis apie Dievą ir tai, ką jis sakė bei ką daro, yra būtina ne todėl, jog tai yra gero pokalbio tema. Kalbėtis reikia todėl, kad per tos pokalbės mes stipriname vienas kito tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu. Pokalbiai apie Dievą yra labai garbinga tema. Apie jį kalbėti ir garbingiau nei analizuoti politikų gyvenimą, pasinerti į kokią nereikšmingą, neįpareigojančią temą. Apie Dievą mes turime kalbėti ir remdamiesi Bibliją, nes joje yra užrašyti visi Dievo žodžiai, kuriuos mums reikia žinoti ir girdėti. Todėl Biblija mūsų namuose visada turi būti ant stalo arba ranka pasiekiame virtuvėje, svetainėje, miegamajame.
Kalbėdamiesi dvasiniais klausimais, mes daug daugiau žinosime ir apie Dievą, ir apie save, ir netgi apie sumaniuosius žalčius. Juk ne veltui Viešpats pirmosius žmonės įspėjo dėl uždrausto vaisiaus. Mat tikimybė nepaklusti Dievui ir parodyti nepasitikėjimą juo buvo čia pat. Klausimas apmąstymui. Kaip dažnai aš dalyvauju teologinėse diskusijose ir kaip tos diskusijos stiprina mano pasitikėjimą Dievu? Malda. Viešpatie, padėk man suprasti ir priimti tavo žodį tokį, koks jis yra, nesugriežtinant jo raginimų ir įsakymų, bet ir lengvabūdiškai jų nenuvertinant, nepalengvinant pagal šiandienos visuomenės normas.